Sveiki, rubrika automobilis iš Suomijos. Nupirkau F11. Truputį vėliau aprodysiu kaip jo būklė, o pagrindinė problema, kodėl buvo kaina geresnė šiek tiek, neatsimenu dabar tiksliai kokia, pasakysiu vėliau, buvo variklio defektas. Kaip visada tikimės užstrigusio kurio nors kriemulio arba starterio. Nu, bet variklis neprasisuka, tai palibom bus šakės varikliui. Modelis 525D, 105 kW, 3 litrų dizelis. Problemų jie turi su alkūniniais dėl to, kad pompa užlinksta. Problemų turi su grandinėm, nes jos trunka. Šiuo atveju spėjai bus kažkas su alkūniniu. Išimsim variklį, pažiūrėsim, kas jo blogai. Važiuos rytoj nupirkti kitą, dėsim kitą, užkursim. M paketas, kuris dabar nuimtas. Sudėsim M paketą, sudėsim visokius lipus, parodysim, kaip atrodys, kaip dabar atrodo ir kaip atrodys vėliau. Dar paskutinis šansas, visada, kai perki mašinas variklio defektų, visada tikėsi, kad starteris užstrigęs ir dėl to variklis neprasisuka. Jo, ir kai parduoda jum, kai sako, kad pasikeisi starterį, jo, variklis viskas tvarkoja, tik neprasisuka, reikia tik starterį pasikeisti. Tai dažniausiai atveju nemeluoja, bet kartais vienas iš kelių būna pasitaiko, kad ir sumeluoja. Jo. Pirikupai mėgsta tokius bairius, bet aš gerasis pirikupas netoks. Dar pastebėta įdomybė. Galutinai išleisti. Karterį nėra varžta, reiškia, išsuko, išleido tepalus jau tikrai, netyčia jie išbėgė ir neperskylė kažkur blokė, greičiausiai, nes viskas sausa, variklis iš tiesų sausas. Kai šitie N serijos irgi mėgsta tepaliuką aplinkui. Rida ten 300 kažkiek, įdomu, kas nutiko viduje, tuoj pamatysim. Kas vairuoja Tefkę? Sužinosit, kas būna po 300 ridos, jeigu ne grandinių ir tepalo pompas sukasi. Ne, jis būtų iššovęs. Ai, nu jo, jeigu būtų pastrigęs, būtų iššovęs. O kitam garaže renkasi draugelio F11. Irgi su variklio defektu nupirko, bet čia dar individual komplektacija. Čia jau mandresnis gal neįmano kažkiek, bet jam paketo nėra, taip liūdniau atrodo. Tai va, kol kas viskas valiuojasi, senas alkūnė čia lūžusi pas jį. 2 litrų variklis. Turėtų būti tuščia. Tai vad galva yra gera irgi, jeigu kažkam reikėtų. Tepalas ir blis turbūt, bet reiktų tikrinti, neaišku. Galva. Senas variklis buvo, matosi lipdukas, kad perinkinėtas. Dženčiak. Tai pavėlavau, porą dienelių praėjo. Atvežiau variklį ir tada jau variklis sukrautas jau kėbulė. Atvažiavau lyg ir padėti įkrauti, bet jau sukrautas. Senasis variklis jau apverstas. Buvo apačioj, dabar jau neparodysiu, bet va matėsi. Žodžiu, indėklų šitie laikikliai atsisukė, ar kažkas su jais nutikė, kad užvelta alkūninis ir išlindė kažkur, tai tuoj parodysiu turbūt pro bloką. Prie kūro siurblio. Va. Švaistiklis, va matys, išlindo pro blokelį. Tai vat ir alkūninis sugadintas, indėklai, švaistikliai, blokas pas pažeistas. Tai liko sveika galva. Dar sveika kūro siurblį turiu, jeigu kažkam reikia, galite kreiptis. Tai jau dabar įkėlimą pafilmuoti jau nepavyko, jau variklis įkeltas. Galim dar išimti, gal dėl kadro iš tiesų gal padaryti. Dar labai į karopkę pradėjai priveržinėti, ne? Ja. Tai dar galima būtų ištraukti. Bet tu išspausi visus varžtus. Jau gerai. Tai pamatysim dūmą jau visai greitai, reiškias. Ir tada pradėsim prie aprinkimo ir parodysim, kaip jisai atrodo pilnai, nes dabar nieko aš neparodžiau. Purvinas išrinktas. Variklis vietoj. Paskutinius laidukus pasijungiam. Gal iš karto ir interkulerius ir aušinimus. Nežinau, gal tik tai pirmą pabandom užvest pabandyti. Aš kol kas dedu turbūt žibintus į vietą, kad jau priekis formą įgautų. First start, cold start. O angeliukai dega jau. Kažkas kažką pompuoja, vestis nesivedė? Ne, tai aš nevedu. Ai, dar pompuoja. Gal raktas įsikrovęs?
Tai nieko. Parkas dar tas dega. Ne, tai parkas Gerai, normaliai. parkas normaliai. Gal Protection system. čia gal palaikyti reikia būna. Nu, dar kad prikolo nebūtų rimtai, kad tiesiog akumas sėdės. Gerai, reikia googlinti, ieškoti, kas čia gali būti per bairį. Visų pirma, reikia pažiūrėti, dar akumas, gal tavo koks myras. Jo, gali būti iš tiesų akumas. AGM šitas blemba. Kad ir atrodo jis gražiai. Nu, būna ir taip sėdės, kad net nesuka nieko. Okay. Nu čia, blėt, kaip ir... Matai myras, akumas, net... Ne, tai dabar krovimas 13-20. O tu įjung degimą. Nu, blėt, 13 rodo, bet... Nu, tai pareiškia, iki čia tai krauna. Tai kažkas sukibirkščiuoja biškai, kai... Nu, jisai sukibirkščiuoja, bet nepras. Iš tavo? A toks pat galvoju? Toks pat. Yra šansų, kad starteris blogas, dėl to šiandien atsivedame. Nešam iš kitos taip, kad starteris. Nu, 3 litrų nuėmam, dedam nuo 2 litrų. Ir greit paraardom pažiūrėti 3 litrus, pažiūrėsim, gal rasim kažkokią problemą. Kodėl jis ten prikepęs ir neveikia. O gal sudegęs nuo bandymo užvest, kai jisai buvo užstrigęs. Stebimės ir realiai lengvas labai pakeitimas. Bet kiek 3 žmonių reikia? Bet 3 varšteliai, 3 žmonės. 3 varšteliai, 2 laideliai ir priėjimas. Super, kai nėra dugno apsaugų. Jo, pas mane nežlega. Pas mane garsiai yra. Reikia gal zubijus paskaičiuoti, ar ne? Tai skaičiuos. Gerai. Geras pats. Panašus vaizdas. Jeigu bus kažkiek garsai arba nesivesti, reiškia, netiek buvo. Net ar startai netinka. Kai toks pakeitimas, tai realiai lengviau. Uždėti, neįskaičiuoti. Nedasikyšo. Žinau, aš noriu pasiruošti biškį. Profesional. Iš aukščiau mes. Nagi. O, vaikyti. Ne, čia taip turi būti. Čia gerai, čia susidėdė atgal. Bet ten kvepia, jau. Sakiau, malonumas. Bandė daug kartų vesti. Nu ne. Nesudegęs? Ne. Bet smirda biški. Ai, nu, va. Nu, gal šitas trukimas neturėtų būti. Angliukai tai liečias, bet laidas angliukai tai nesiliečia. Davai dar biškai prizuminsiu problemą. Šitoj vietai. Jeigu laidai nesiliečia, tai per Wi-Fi nedirba. Jo, čia ne Wi-Fi nestarteris. Ant F-serijos dar nėra Wi-Fi. Tai problema, aišku, čia angliukai pasikeičia ir lekia, kai beriuks. O šitą užsisuka ir užsives dabar netgi be prikurkės šitą pasaterį. Kitas nudegęs. Nu, o dėl ko jie nudega? Ai, kai užklinės buvo, ne, variklis, galėjo būti. Bandė, Apkrovos gavo ir pasilydė. aš manau, kad bandė kurti ir jisai nutrumpina. Jo, ir jie vis per jėgą varė. Nu kaip, nudegė. Nušylo. Nu, prašau ir išsiaiškinti problemą. Nušylo iš tų Jeigu įsiaiškinam, kad nezrė. neužsiveda. Na gerai, dar minutečką ir cold start. O. Nėra gerai taip daryti, bet... O, palauk. Nerekomenduoju. Gerai. Palauk, Sauliau, pradeda. O. Pajunginėk degimą, kad surūpės. Tiksėjimas kažkoks. Pradėjo bandyti. Tiksėjimas. Wow. Dar pasitampo biški orą yra.
Klaidelių net nėra. Drive-trainas, o pas man irgi yra. Kas toksai? Drive-train. Kur esi važiuoja? Neseniai nutraulo. Ir valiau. Liko tepalų dapilti pavarų dėžę, nes truputį buvo išleista keičiant ir surinkti dugno apsaugą sudėti, tai kad negaliu dėti. Atraižas dugno. Va, jau bankariukas yra. Tuoj varysim plaus. Tai vat, tuoj plausim, parodysim, kaip atrodo jinai turbūt. Išsiplaunam ir tuoj pamatysim skirtumą, kaip atrodo mažulė išplauta. Vaizdas jau kelis kartus pagerėjo. Bet dar, manau, reiktų poliruoti ir lipus, apkarstyti lipais visokiais. Tęsiam projektuką prie 06, atitraukti ten, ne? Jo, atitraukta buvo. Tęsiam projektuką su F10, 11, F11 ir dabar turim vaizdą tokį, mes galima dar kartelį parodyti. Gratelės pasilūpusios nelabai gražios, lipo jokio neturim, liūdna, poslenkščių jokių neturim, veidrodėlių jokių neturim, kliterių jokių neturim, bet žiūrėkit, tuoj viską turėsim. Išpakuojam, pažiūrėjom, ką gavom. Gal nebuvo pats protingiausias variantas palikti lauke viską. Žodžiu, performanso detalės pirkau iš mlook.lt. Galite užeiti ir jūs pažiūrėti, kokių ten yra gerybių jūsų mašiniukui. O aš prasidariau pirmą dėžę ir žiūriu, bandysiu dabar šitą puzlę sukonstruoti. Čia jeigu neįklystų galinio bamperio, gali būti, kad spliteriai. Bet kol kas negaliu tiksliai nieko teikti. Jam šitas unboxingas bus labai ilgas. Yra varžteliai prisukti lipams ir juostelė paminkštinimo, kad nesibraižtų ir nesitrintų. Toliau turim turbūt priekinio lipo vieną kraštą. Iškart įdomu. Jau ir galim pridėti. Wow. Normaliai, realiai gerai atrodo. Kažkokia lentyna. Jau matai vaizdą. Dabar sunku įsivaizduoti, reikės čia susigaudyti ant keltuvo pasikėlus. Viskas labai tvarkingai įpakuota. Pradėlių apdailos. Čia šitas nenusijama sena ant viršaus dėdas. Nenusijama šitą, ne? Unboxingas eina į pabaigą. Va, vienoje dėžutė yra gratelės. Įpakuotas į dėžutę, į paminkštinimą ir dar į plėvelę, kad nesusibraižtų tikrai. Kaip jos atrodo, dvigubos juodos blizgios gratelės. Nu, aš jau manau, vaizdas iš karto turėtų pasikeisti. Taip, ką čia dar turim? Čia yra poslenkščiai. Pažiūrėjom, kaip jie atrodo. Kol kas tik norėjau pasižiūrėti, ką aš čia gavau. Nežinau, kurios pusės, o gal jie yra universalūs. Bet aš mačiau, pas kažką būna prisuktas samarėzais, pas kažką būna suknėdėm. Čia yra varščiukai, tai nežinau, kurį variantą, nu tikrai ne samarėzai suksiu. Gerai, kol kas pamatėm, ką turim. Dabar po truputį dirbsim ir pažiūrėsim, koks variantas gausis galutinį, kai bus viskas surinkta. Vada, gavom mlook.lt lipdukų. Kas klijuosim ant mašinos? Okay. Plus mlook kvapukai, kurie kvepia, jau neatidaryti. Įdėsim į mašiną būtinai, nes cheminį darysim saloną, kvapų reikės ten, žodžiu. Gerai, dedam grotelės.
Ar palaukim, kol išvažiuoju? Kol kas bet kaip pridėtas, dar neprisuktas. Matosi, kad atšokęs tarpas. Šitas biškiai gražiau uždėtas, todėl kad dar neprisukta, tiesiog uždėjom pasižiūrėti, kaip atrodo, bet vaizdas iš karto gerėja. Bombinė F-kutė, ką? Jeigu kažkas norit, rašykit, parduoda. Ką visai buvau pamiršęs apie Suzuki, ašgi dar turiu Suzuki. Vakar buvo baikerio atidarimo šventė arba kažkas tokio. Žodžiu, kažkoks motociklininkų susibūrimas ir mane pakvietė ten lėkti ir aš galvoju, blem, reikia lėkti, o motociklas dar buvo nesukrautas. Tai per vakarą dieną prieš, bam, sukroviau viską ir rezultatą turim va tokį. Jis jau yra nudažytas, sudėtos plasmasės, trūksta keletos dalykėlių, aišku, smulkmenų. Bet esmė, kad dažymas kainavo su litavimu plasmasių tvarkingai viskas daugmaž padaryta. Man visai tenkina, gražu. Kaina gavosi 400 eurų dažymo. Tai va galima paskaičiuoti, kiek čia viso gavosi man šis projektukas. Liko kelios smulkmenos, kurias galiu parodyti, kurias dar pasidarysiu. Tai yra čia tokios plasmasiukai tokie tvirtinasi. Čia reikia opa. Kūrą leidžia. Jo, kvapas kūro. Gerai, kad pastebėjau. Reiškia, kažką nesandariai neteisingai padariau. Šitą būtinai reikia sutvarkyti. Tai okei, papoliruojam šitą, sutvarkom, kur leidžia kūrą. Šitą tik dabar pamačiau. Čia reikalinga spinutė. Čia kas dar. Liko nuvaryti techą, aišku, nes dabar tik tai suomiškas techas yra. Dar. Tas pats plasmasiukas. Čia įbrėžimukas, bet su jau turbūt nieko nepadarysiu, nes čia nesigavo geriau padaryti. Nu ir šiaip bendras vaizdas geras. Dėl plevelės dar galvoju, ar reikia kažkokios chrominės ar gražesnės, bet kol kas turbūt paliksiu taip. Nes reikia 92 tvarkyti ir jį pirmiausia paleisti, kad į trasą, o vėliau jau galima žaisti iš to. Tai žodžiu, variantas gavosi toks, dabar truputį nuliūdino benzinas, o šiaip pravažiavau, viskas atlaikė kaip ir normaliai. Tik vienintelė pastaba, ką pastebėjau, tai grandinė yra, va. Kaip galima patikrinti, grandinė turi turėti laisvumą, o jinai tempta maks. Pastumčiau truputį į priekį motociklą ir grandinė atsilaisvintų, o tai reiškia, kad išsitampius grandinė. Išsitampius grandinė, tai reiškia, reikia keisti ir grandinę, ir 2 žvaigždutės. Remontas apie 200 eurų, nu, bet čia tokias einamos remontas toks, kur bet kuriam motociklui reikėtų vis tiek ką daryti. Tai sustvarkau šitą ir viskas, o dabar galima važinėti ir džiaugtis. Ir dėti skelbimą, nežinau, pigiai ar brangiai čia gavos man įsiremontuoti, pasakykit patys, pakomentuokit komentaruose, kaip jūs galvojat, o aš galbūt dėsiu už kosmosą į skelbimus ir kol kas važinėsiu pats. Tai va, po ilgos pertraukos F-kė pagaliau padaryta. Kodėl sakau padaryta? Todėl, kad buvo užkalęs variklis pirmą kartą iš Suomijos atvažiavo, pavažinėjau 2 savaitės, antras variklis nupirktas irgi užkalė. Nu ką, bandėm. Šitie N57 varikliai man nelabai patinka ir daugiau nelabai norėčiau su jais turėti reikalų. Bet šitą nupirkau jau su keistom grandinėm, prižiūrėta, ten maža rėda. Aišku, visi panašiai pasakoja, nu bet panašu, kad vaizdas iš tiesų variklio geras. Ir šiaip jau sudėtas, važinėjai kažkur 3 dieną, viskas važiuoja gerai, tai tikiuosi viskas bus okei. Tai vat, apdailos pagaliau visos sudėtos, tai parodysiu, kaip atrodo visos sudėtos apdailos veidrodėlių, lipai, poslenkščiai ir taip toliau. Žodžiu, ilgai šitą seriją gaminosi, nes variklis nusprogo 2 kartus, tai vat.
taip nepasisekė. Tai va, jeigu kažkas norėtumėt, kaina bus apie arti 10 000, nes jau man labai brangiai taip atsistoja, tai brangiai ir pardavinėsiu, bet šiaip tvarkingas automobilis, tai jeigu domins, rašykit. Ir dar uždėkit laiką ir paspauskit prenumeruoti kanalą, kas dar to nepadarė. Ačiū.